teoriniai žinios jos labai gerai, bet jeigu jų netaikai praktikoje, netaikai su bendraminčiais, kolektyve, nepradirbi to, tai jos faktiškai tampa, tikrai ne tokios vertingos. Visos religijos ir dvasinės kryptys sutinka su tuo, kad padėdamas kitam padedi savo. Arba kitaip gali sakyti, padėdamas kitam atidirbi savo karmą. Kaip tai vyksta, reiškia, karma išlengvėja. Išlengvėjusi karma leidžia daugiau, giliau pamatyti kažką, giliau suprasti. Tai savo ruožtu leidžia daugiau padaryti. Ir va toks, aišku, tas labai mažas žingsnelis po žingsnelio, taip ir judi. Mes po retkarčiais atvažiuodavom, aišku, čia to darbo pajėgų labai mažai, mes buvom keli. Darbo visada buvo labai daug ir mes vis atvažiuodavom, yra ką veikti. Ir realiai man iš tikrųjų labai buvo įdomu tai, kad aš galvojau, mes tą padarom ir viskas. Ne, pasirodo, tą padarėm, yra kiti darbai, reikia kažką kitą daryti. Ir tada po kokių 3 metų tik tai aš supratau, kad tai nesibaigs. Kad tai yra procesas, kad tai yra gyvenimo kelias. Didžiulį postūmį į tą temą supratimą, į tą ėjimą į tarnystę turėjo gyvas pavyzdys. Labai dėkingas esu likimui, kad teko man pažinti su Audroniu ir Petru Ilgevičiais ir būti šalia jų ir matyti jų tą visišką begalinę tarnystę, visišką atsidavimą savo idėjai, savo tarnystę, savo mokytojams, savo dvasiniams bendriams, atsisakant savo asmeniškumo, savo asmeninio gyvenimo, savo patogumo, savo malonumo ir taip toliau. Labiausiai be abejo žavėjo ir įkvėpė tai Petras savo darbais, Audronio tekstais. Tai tie dalykai, kada matai, kad žmogus neskirsto darbo ten į prastą ar kažkokį ir žmogus metuose ir man būdavo net nustebdavo, kad kažkur kokį ten sunkesnį daiktą pirmas bėga pakelti, nors mes atrodo jaunesni, stipresni gal. Tai tiesiog tikrai žavėjo, nes buvo gynas pavyzdys, ne tik darbuose aišku, ir gyvenime. Tiesiog gyvenime, tiesiog tuo, kaip mylėjo žmonės, kaip gerbė moterį, kaip gerbė aplinką, nekalbant jau apie dvasinius dalykus, tikėjimus. Nes tie gyvi pavyzdžiai, jie ir įkvėpia. Visada, aišku, to įkvėpimo gali semtis ir literatūrų visur, bet tai nepalyginama, kada tu dalyvauji šalia, kada jauti gyvai. Tas procesas vyksta daug stipriau ir tokį jauti pakilėjimą, džiaugsmą. Jeigu tai vyksta, tai reiškia įvyko pasikeitimas, apsikeitimas energija. Reiškia, skiri savo laiką, darbą, energiją, tai vietai jinai atsidėkojo savo švarę energiją, nuprausdama tave. To sužinau, kad įmestose vietose visada yra energija, kuri tarsi prausia žmogų, jeigu jisai nori tiesiog su gerais ketinimas atvyksta ir ypač jeigu jai padeda. Kaip sakydavo mums Audronis su Petru, dvasinė energija reikalinga harmonija ir švara. Kur yra švara, ten ir energija nusileis ir jinai skleisis į aplinką. Jeigu žmogus
tiesiog domisi internete, ten renka informaciją, skaito knygas, gal geras knygas, bet to viso neįgyvenina praktikoje, reiškia, nedalyvauja kažkokiuose bendruose darbuose, kolektyvuose, nepradirba tų santykių, jis bando. Tai jam gali ateiti toks momentas, kad jis jau pajunta tarsi toks jau labai pažengęs. Jisai viduje rodos labai geras, nes jokių didelių santykių nėra, kažkokių tai išbandymų tokių savotiškų nėra, jis gali pasakyti, kad taip, jis jau gan toli pažengė. Daug perskaitė literatūros, daug žino ir tada atsiranda toks noras mokytojauti. Ir dabar matom, kad daug yra skelbimų ar tiesiog straipsnių, kur ten prisistato ir vardyje net ne vieną, o kelias dvasinės kryptis, kad jis ten ir to mokytojas. 5, 7 dar geriau, nes kuo daugiau, to jis geresnis mokytojas. Tas tikras pasitarnavimas, jeigu jis eina iš širdies, kad tikrai jauti, kad man reikia, aš jau supratau, kad aš ateinu padėti, o kiti ateina su draugais dėl kažkokių kitų motyvų. Pavyzdžiui, teoriškai žinau, kad yra tarnystė ir man reikia valandas atidirbti, kaip vaikai sako mokykloje, kokios ten visuomeninės valandos ar kokios, ir jie ateina. Tai valanda nuo iki pabuvau, pasėdėjau, padariau ir išėjau. Ir viskas. Negali iškart žmogus, sakysim, dar būdamas pradžios kely, turėti labai aukštus motyvus. Tai būtų gerai sakinys, bet taip nebūna, taip negali būti. Jie būna dažnai šiek tiek gal žemesni, nors visi mes mėgstam svajoti ir tarsi toks aukštas motyvas. Jeigu tarnystė lemta būti kolektyve ar bendruomeniai ir kartu su bendraminčiais ją galima atlikti, tai yra tikrai didžiulė likimo dovana. Nes dirbant kartu labai šlifuojasi mūsų santykiai, labai pasimato mūsų stiprybės, mūsų silpnumai pasimato, mūsų ydos labai išaiškėja ir esant vienam dirbant, to paprasčiausiai gali tas nepasireikšti. Paprasčiausiai tu pats nepastebėsi ir galbūt įsivaizduosi, kad esi labai jau tobulas ir labai jau dvasingas ir jau gerėtis didelis, o dirbant kartu pasimato, ypač kai šiek tiek atsiranda nuovargis, tada pamatome, kad galbūt kažkokia savybė mums užkliūna bendraminčio, kažkas nepatinka ir tada tiesiog turim išmokti, priimti tos žmonės tokius, kokios yra, galbūt pavargusius, galbūt suklydusius ir neišreikšti kažkokią savo nuomonę, savo kritikos. Tai yra nuostabi santykių, tarpusavio santykių šlifavimo mokykla. Kai dirbi dėl kažkokių vienodų idėjų, dėl vienodų siekių, dėl kažko tokio bendro, tai iš tikrųjų yra tas, kas įkvepia. Tai va čia ir tada atsiranda, tai pradedi pajusti, pradedi suprasti, kas tai yra ta tikra tarnystė, ne? Kai nebėra to laukimo, to atgalinio ryšio, kai nebereikia kažko tokio pagirų ar atsidėkojimų, o tiesiog supranti, kad negali be to. Iš karto klausimas, o kokia netikra tarnystė gali būti, gal išplaukia? Taip, gali būti ir parodomoji tarnystė, labai viskas priklauso nuo motyvų. Kokiegi žmogaus motyvai? Jeigu žmogus atlieka kažkokį darbą, tarnavimą ar tarnystę ir kažkur jis pasąmonė vis dėlto galvoja, kad galbūt kada nors kažkas, tas žmogus ar ta bendruomenė man kažką grąžins, ar ateityje, nebūtinai dabar, gal ateityje, arba man kažkokia bus nauda, tai tarnystė nėra tikra. Ne, tai čia
čia jau daugiau yra motyvai savanaudiški. Reiškia, aš kaip ir noriu, darau, bet vis tiek galutinis mano, sakykime, motyvas dėl to yra savanaudiškas, kad sugrįžtų kažkas man. Gal tiek pat, o gal kartais ir daugiau. Taip pat nėra tarnystė tikrai, jeigu žmogus apie tai daug kalba, draugų tarpe, pažįstamų tarpe, galbūt net ir pasipuikuoja, kad aš buvau ten ir ten, padariau tokius darbus. Tai vėlgi čia motyvas, tas, jeigu jis aiškiai neišreikštas, tai pasąmoninis motyvas yra tada puikybė. Reiškia, aš noriu patenkinti savo puikybę ir po to pasipuikuoti, pasigirti. Tai va tokias savybės, tokia tarnystė yra netikra. Tai yra kaip ir rodiklis mūsų sąmoningumo tarnystėje, ne? Kiek mes sąmoningai atliekam tarnystę tame, ar tu lauki įvertinimo, ar tu lauki, kad tave pamatys, pastebės ir pasakys, pagirs, padėkos. Ar yra tas, kad padariau ir aš esu širdis rami, aš padariau. Gal netobulai, tobulai niekas mes nedarom. Faktas, kad visi klystam, o mes klydom labai daug, mes anksčiau juokdavomės, kad visi darbai daromi 3 kartus. Tiesiog padarai, išardai ir darai iš naujo, nes mes visi mokomės, mes realiai mokėmės dirbti, mokėmės bendrauti, nes čia yra bendro darbo mokymasis. Ir iš tikrųjų vertybė tame, visame tame, kad kolektyvinis darbas, supranti, ką reiškia, kai žmonės dirba be savanaudiškų paskatų. Ir labai svarbu, kad darytum tai nuoširdžiai. Nes tai gal yra viena svarbiausių savybių, bent jau pirminės etapas. Nes tik per nuoširdumą žmogus gali greičiau eiti. Nes tai ir kažkiek ir atstumia ir abejonės. Ir viską. Nes abejonės žmogų visada, sakysim, kaip visada, jos nesnaudys, laikas nuo laiko jos atsiranda. Ir tas, jis sako, taip stiprus tikėjimas. Tai tas stiprų tikėjimą ne taip paprasta užsiauginti irgi. Jis taip tau nenukris, kad tau įdėjo tą stiprų tikėjimą. Jisai juk kruopelytė po kruopelytės auga. Ir nuoširdumas tam irgi labai padeda. Ir mes dabar tikrai matom tos jaunus žmonės, kurie ateina ir gal jau iš savo apsižiūrė, kad jis gal jis ir to nežino, gal jisai to nepatyręs, bet tas nuoširdumo jausmas paperka. Tarnystės darbai turi būti atliekami labai nuoširdžiai su tikėjimu, kad tai yra reikalinga ne man, ne darančiam, o ar bendruomeniai, ar kolektyvui, ar šaliai galbūt, ar žmonijai. Nes tikroji tarnystė, tai tarnystė turbūt, kaip aš suprantu, tai yra žmonijai, tai yra tiems, kurie dirba dėl to, kad žmonija sąmonėtų, kad žmonija išliktų bent jau. Einant to keliu reikia ir visuomeniškumo, bendrumo, bendrystės. Tai atrodo tokie žodžiai labai ir skamba lyg tai paprastai, kas čia atrodo tas visuomeniškumas, aš visuomeniškas. Bet jeigu tai, kad einant visuomeniškumą atsisakyti asmeniškumo, tai čia prasideda visa problema, nes ties atsisakymas asmeniškumų yra sunkiausia. Žmonės dažnai galvoja, kad aš jau lengvai galiu atsisakyti asmeniškumų, bet iki to laiko, kol jų nereikia atsisakyti. Kai tai prasideda, kaip aš ir minėjau, net menki atsisakymai tiesiog kažkokių savų dalykų jau tau veikia. Ir jeigu nėra motyvo, jeigu nėra motyvacijos tikros, tai viskas ir žmogus ir sustos.
Jis tada galvos, kad man čia nereikia, arba čia ką aš čia darysiu, čia faktiškai einam, dirbam, o ką mes čia dirbam, ar kažką tam padedi. Viskas turi būti labai aiškus motyvas. Jeigu galvoja apie tarnystę, tai čia jau, jeigu tikra tarnystė jau siekiama ir norima, reiškia, reikia jau kažką aukoti. Be aukos tarnystė nebus tikra. Nes viską suderinti ir savo norus, ir pagalba kitiems vis dėlto nėra lengva, nes ta para nėra begalybė, neįsitempia. Vieną kartą vis tiek pamatai, kad reikia sudėti prioritetus viskas. Jeigu nori arba čia daugiau, arba savo. Jeigu tavo, sakysim, antra pusė nelabai tau pritars tavo pažiūrom, tai vis laik kils konfliktas toks, ne konfliktas, bet vis tiek, tokia įtampa. Ir tada dar būna pačiam žmogui sunkiau. Tu važiuoji kažkur tai dalyvauti, vėl tu ten važiuoji, ką tu ten važiuoji, ne? A jeigu dar kažkokių reikalų namuose, tai iš vis tada sakys, tai... O kada, jeigu žmogus antra pusėje taip pačiai supranta ir viską, tai čia yra didelė dovana, manau, tiem žmonėm. Tai aš čia gal kiek paliečiau ir save turbūt, nes mano sutuoktinė taip pat, žmona Daiva atėjo kartu, ne iš karto truputį palaukė šiek tiek, bet dabar jau mes žengiam koja kojon ir tai labai džiugu. Ir tikrai gali atsiremti vienas į kitą, tikrai. Labai dėkingas tam dalykui. Nors nepasakysi, kad aš būčiau labai kažkaip stipriai įtakojęs. Bet gal ir gerai. Gal tai būtų atvirkštinis variantas. Tiesiog aš jau nematė, kad man ten patinka, kad aš laimingas. Ir matyt gal ir o kas ten, kodėl? Kas ten tai suteikia? Bet didžiausia vertybė iš tarnystės yra būtent besiplečiantis sąmoningumas. Ir kuo daugiau darai, kuo daugiau atsakomybė prisiemi, tuo daugiau tas sąmoningumas veriasi. Patarnavimas arba pagalba labiausiai reikalinga tiems žmonėms, kurie daugiausiai gali padaryti. Reiškia, tikras savo srities profesionalas. Jisai daro tuos darbus, kurių kitas nepadarys. Tai reiškia, jeigu jam kažkas padeda, pastanauja, tai jisai turi laiko padaryti daugiau tų darbų, kurio nieks nepakeis. O kad sugebėtų pasiaukoti labai plačių mastų, reikia mokėti aukoti smulkmenose. Nuo to prasideda viskas. Nuo mažų dalykų. Kai išmoksti be kažkokių ambicijų, sakykime, tualetą sutvarkyti, tai gal vėliau galėsi ir kažkokį rimtesnį darbą padaryti. Aš netgi prisimenu, kažkokia sakmė buvo apie vienuolę, net vienuolynė buvo, kad atėjo kažkoks vyresnysis ir klausia, o kas šitą tualetą išvalė? Jisai buvo taip gerai išvalytas, kad buvo įvertinimas, kad šita sesuo myli Dievą. Nes, kai dirbi iš visos širdies, tu bet kokiam paprastame darbe gali parodyti savo visą meilę, savo tikėjimą. Nuo smulkmenų viskas prasideda. Nuo kiekvienos pakeltos šiukšlės nuo žemės, iš tikrųjų. Palinkėčiau kiekvienam rasti tą idėją ar jos nešėją, kuris pakeltų
eiti šiuo sunkiu vietų, bet tikrų kelių. Reiškia, bendruose darbuose, ten, kur jam patinka, kur širdis traukia.